Aisčių diduomenė. Moteris ir jų plaukų papuošalai. Kvapą užgniaužiantis grožis atsiveria iš 2000 metų glūdumos atėjusiame Aisčių moters kape. Jaunos moters galvą puošė iš vilnos padaryta, ištisai raštuotomis žalvario plokštelėmis nuklota ir kabančiomis įvijomis padabinta kepurė. Graikų ir romėnų antikos laikų moterų plaukų papuošalai ir galvos apdangalai įvairiausi ir puošniausi, bet ši kepurė yra tikras 3 amžiaus pirmos pusės Aisčių meistrų pasididžiavimas ir saulės garbintojos įkūnijimas. Šitokių kepurių ištakos glūdi lateno laikų vakarų baltų pilkapių kultūros žmonių palikime. 5 amžiaus moters iš kurmaičių puošyboje, 2 ar 1 amžiaus moters iš Ėgliškių įkapėse. Romos imperijos laikų kepurės dalių rasta 2 amžiaus Sargėnų kapinyne. Artimas Dauglaukio kepurės atitikmuo žinomas iš 2 ar 3 amžiaus pirmosios pusės Kurmaičių 22 moters kapo. Tačiau artimiausia Dauglaukiui ir paskutinė vėlyvosios antikos kepurė Lietuvos Aisčių pasaulyje rasta Šernų kapinyno 10 moters kape. Adalbertas Betzenbergeris, atradėjas, ją datuoja 4 amžiumi. Kaip ir mūsų kepurės, taip ir šios pakraščiai buvo papuošti kabančiomis įvijomis, o iš žalvarinių plokštelių meistras sukūrė kepurės erdves dalijantį linijinį raštą. Graikų lateno laikų kūrybinė mintis moterų plaukų puošmenoms ir jų apsaugai sukūrė 2 tekstilės technikas. Vadinamąjį plaukų tinklelį, kekrifalą ir galvos maišelį arba audininę galvos kepuraitę sakos. Tačiau jomis nepasitenkino ir plaukus puošė sudėtingiausiais meno kūriniais iš bronzos, sidabro, aukso ir brangiųjų akmenų. 450 metais datuojamoje moters antkapinėje steloje iš Taso salos iškaltas kekrifalas, tačiau stebina tinklelį lydinčių įvijų sąšaukos su to paties meto moters plaukų papuošalais iš Aisčių kurmaičių. Įspūdingas kekrifalo stiliaus plaukų papuošalas rodomas Atėnų archeologijos muziejuje. Tinklelį sunėrė iš aukso siūlų, o Skribelaitis vietoje sukūrė auksines gijas prilaikančią apskritą auksinę kompoziciją su Afroditės horeljefu. Romos pasaulis paveldėjo graikų tradiciją. Gražus plaukų tinklelio pavyzdys išliko imperatoriaus Trajano laikų bronzinėje moters plaukų puošyboje. Kjevenos, kuri netoli Komo ežero radinys, dabar puikuojasi Princetono meno muziejuje. Ryškiu šios moters įvaizdžio bruožu tapo plaukų tinklas, kuris apgaubė sudėtingai supintų kasų šukuoseną. Manoma, kad jis galėjo būti sunertas iš aukso ar kito metalo gijų. Britų muziejuje rodomas ypatingas senovinės tekstilės radinys. 5 amžiaus po Kristaus plaukų tinklelis iš Egipto Antinupolio padarytas vadinama prangos technika, kai siūlai yra neaudžiami, o sujungiami kryžminio sukimo būdu. Antinupolio plaukų tinklelis padarytas iš 3 spalvų vilnonių siūlų – raudonos, geltonos ir tamsiai žalios. Siūlai sudėlioti po 4 kiekvienos spalvos gijas, sudarant dryžuotą raštą. Romėnų pasaulio Britanijos moterų plaukų puošybos įvairovę liudija radiniai iš 2 amžiumi po Kristaus datuojamo Kavenhemo viržyno. Čia rastas ant odinės kepurės dėvėtas galvos papuošalas, kurį sudarė 5 bronziniai diskai ir grandinėlės. Šiek tiek didesnis centrinis diskas buvo nešiojamas viršugalvyje, o kiti 4 diskai buvo išdėstomi kaktoje, pakaušyje ir po vieną ties milkiniais. Pasižvalgius po pasaulį, matyti didžiulė moterų plaukų papuošalų įvairovė. Mes neturime nei kekrifalos, nei sakos, nei sprangos technika padarytų papuošalų,
Tačiau turime didžiulę žalvario intarpų plaukuose įvairovę ir unikalias, ištisiniu žalvariu nusėtas kepures, kurios yra ne tik meno paminklai. Jos leidžia pažinti 3 amžiaus pirmos pusės aisčių pasaulio moterų diduomenę ir yra pagarbos moterims ženklai. Bet kartu pasaulio plaukų papuošalų įvairovėje mus keri pastebimas iš amžių glūdumos atėjęs kultūrinis žmonijos bendrumas.